Sveiki, jūs klausotės Europietiškos dešinės instituto tinklalaidės Dešinysis protas. Šiandien studijoje su mumis yra Teodoras Žukas, Europietiškos dešinės instituto vadovas, mūsų geras bičiulis ir draugas Dovydas Skarolskis ir aš, Laurynas Peluritis, ir svečiuose turime Mykolo Riomerio universiteto profesorių. Docentą. Vis neleidžia padidinti laipsnio, o reikėtų Virgį Valentinavičių, su kuriuo aptarsime, kaip atrodo porinkiminė Lietuva ir porinkiminio pasaulio kontekste, nes 24 metai buvo įvardinti kaip super rinkimų metai, kai rinkimai ar realiai, ar formaliai vyko didžioje dalyje pasaulio. Iš esmės, ir kaip tas pasaulis dar atrodys po šių metų, tik palaipsniui tas vaizdas ryškėja, bet ypač Lietuvoje, mes kalbamės, šiandien yra lapkričio 12, ar ne? Ir jau yra pasirašyta koalicinė sutartis tarp Lietuvos socialdemokratų partijos, demokratų vardan Lietuvos ir partijos besivadinančios Nemuno aušra, kas tai yra, mes jau turime daugumą ir krizę Seime, kuris dar nesusirinko prisiekti, jau turime politinę krizę ir vyriausybę, kuri net virtualiai ant popieriaus neegzistuoja kaip galimas kandidatų sąrašas, ji irgi yra krizė, kas Lietuvos politiniai sistemai turbūt yra naujas antirekordas. Tai yra, čia yra tas pats, kas gauti techninę pražangą, turbūt varžybom neprasidėjus. Raudona kortelė dar prieš teisėjo švilpuką futbole. Tai čia, mes turime tokią situaciją ir turbūt žvelgiant į tuos įvairius judesius ir manevrus kartais labai lengva pasinerti tuose kasdienybės pursluose, tarsi informacinio srauto, kiekvieną vakarą koks nors politikas ar nekokį nesąmonių prirašo į Facebooką, tada kitą dieną žiniasklaida visi aiškinasi, aptarinėja, bet iš tiesų nematomas bendresnis vaizdas, ką tai daro su mūsų politinė sistema, su mūsų demokratija ir jos institucijomis ir, dabartiniam geopolitiniam kontekste su Lietuvos valstybės gerovė ir interesais. Tai turbūt reikėtų pradėti narpliot šitą keistą dėlionę palaipsniui, kas jau mums yra aišku, kokie, Virgi, jums kaip atrodo, kokie bus padariniai Lietuvos politiniai sistemai, kad mes įeiname į naują Seimą, ir turėsime naują vyriausybę, kuri jau startuoja, dar net neegzistuojantis juridiškai, jie jau yra skandalė. Taip, Laurynai, tai čia pats nupiešei tokią plačią ir labai niūrią pasaulio panoramą, kurie eina vis niūrin, arba kaip Erlickas sako, trampin. Ir šitame fone iš tikrųjų pasidaro ypač svarbu tai, kas vyksta Lietuvoje, o Lietuvos demokratija yra ištikusi super gili ir super staigi krizė. Ir aš sakyčiau, kad čia kalba eina ne vien tik tais apie socialdemokratus ir dabartinę koaliciją, kurios sutartis pasirašyta, bet ir tos sutarties tikrumu ir egzistavimu vis dar sunku patikėti. Bet aš gana dažnai sakau, kad Lietuvoje yra tik dvi rimtos partijos, tai yra Tėvynės sąjunga ir socialdemokratai. Ir Tėvynės sąjunga taip pat yra gilioj krizėje, nes labai skaudžiai pralaimėjo. Ir kai kuriais atvejais dėl rimtų priežasčių, kurių galėjo nebūti, buvo galima geriau. Čia jau būtų atskira kalba, bet Tėvynės sąjunga viena iš dviejų didžiausių partijų yra krizėje, lyderystės krizė, pralaimėti rinkimai, sutriuškinimas. Ir juokinga ir tragiška, kad laimėjusi partija, taip sakant, kurios pergalės mastas yra iš tikrųjų labai didelis, jau seniai neregėtas Lietuvoje, jinai tą savo pergalę
sugebėjo paversti nemažiau gilę krizę negu Tėvynės sąjungos faktiškai per kelias savaitės po rinkimų. Tai ne tik, taip sakant, ir seni valdantieji, ir nauji valdantieji šitam pavojingam pasaulyje dabar nerodo jokių gyvybės ženklų ir visiškai neaišku, kaip šita valstybė bus valdoma. Tarytum buvusiai valdančiai daugumai, kuri tuoj pasitrauks, buvo pakankamai aiškiai sudėliota tos daugumos, kur valstybė juda, kas yra prioritetai. Ir iš principo valstybė pastatyta ant tam tikrų bėgių. Bet dabar klausimas iš tikrųjų, kas mes Angliją į garvežio pakurą, kas vadovaus procesui, kaip kokybiškai tai bus daroma, kaip kokybiškai bus oponuojama ir panašiai. Ir niūriam pasaulyje Lietuvos galimybės kažkaip bent kiek racionaliai ir prasmingai judėti, jos aiškiai šiuo metu yra minimalios. Jeigu galima, ties paskutiniu punktu, vienaškiai, man atrodo, kad mes šitą akademinę valandą ir taip labai atvirai pasikalbėkim, nes kas įvyko, jau įvyko ir akivaizdu, kad mums žymiai sunkiau kalbėti apie tai, kas įvyks artimiausiu metu, nes čia tų projekcijų labai daug visų gali būti ir nepatvirtinta vyriausybė, ar nauji visokie precedentai, nenoriu ekstrapoliuoti, bet visgi iš tikrųjų apie tą pralaimėjimą, ar ne, pirmiausia, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pralaimėjimą ir, vienreikšmiškai, nežinau, kas galėtų sakyti, kad tai nėra pralaimėjimas, akivaizdu, ar ne, gerų 20 mandatų mažiau yra Seime, čia nereikia bijoti, ar ne, tokių žodžių, netgi jeigu mes bent jau šito tinklalaidėje turim tam tikrą politinę afiliaciją, bet turim kalbėti apie tai, kas iš tikrųjų vyksta mūsų politikoje. Taip, gerų 20 mandatų mažiau, kita vertus, toks vienas statistinis vienetas, kuris yra įdomus mano galva, yra tai, kad Tėvynės sąjunga pirmajame rinkimų ture daugiamandatėje apygardoje pasirodė geriausiai, kaip per paskutinius 30 metų pasirodo iš valdančiųjų pozicijų einanti politinė jėga. Tai irgi yra, tam dalykas, kurio negali ignoruoti, bet galų gale matome tą skaitinę išraišką, ne? Tai irgi gal mano klausimas toks yra pačiam, ar tai yra šis pralaimėjimas, ar tai yra visiška tendencija to, ką mes matome iš esmės nuo 92 metų, kad valdančioji partija pralaimi visą laiką rinkimus ir toks, sakykime, dėsnis politologinis Lietuvos, ar tai yra kažkoks labiau unikalus dalykas, būtent, kad, kaip jūs sakot, kad galima buvo išvengti šito pralaimėjimo, kaip jūs matytumėte tai? Ne, aš nemanau, kad tai yra tokia pasikartojanti tendencija, tos švytuoklės iš tikrųjų to fakto, kad pirmam turė rezultatas buvo geras, galbūt neignoruoti negalima, bet tiesiog galima šito dalykų guostis. Ir tai yra pakankama stipri pagoda, ta prasme yra geras rezultatas. Ir po pirmo rato buvo galima galvoti, kad apskritai švytuoklės mechanizmas nustojo veikti, bet jisai pradėjo staiga veikti antram rate. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad buvo galima geriau, aišku, yra daug objektyvių priežasčių. Tai yra vyriausybė, kurie, taip sakant, nuo krizės prie krizės, kaip kokia Kubiliaus vyriausybė. Ir, aišku, būtinybė priiminėti skausmingus arba nepopuliarius sprendimus. Sakysim, visos vyriausybės, kurios per pandemiją taikė griežtą modelį ir sėkmingai kovojo su korupcija, o visos, kurios buvo sėkmingos, ne su korupcija, su pandemija, visos, kurios sėkmingai kovojo su pandemija, jos turėjo griežtą politiką. Naujoji Zelandija ir Jacinda Ardern yra pavyzdys. Bet net Jacinda Ardern
kairioji superpopuliari politikė, yra superkomunikatorė ir panašiai, galų galia ją pakirto būtent politika per pandemiją, griežta politika per pandemiją. O Lietuvos vyriausybė, Ingridos Šimonytės vyriausybė tų krizių turėjo daugiau. Ir pabėgėlių krizė, ir energetikos kainos, ir infliacija, ir, taip sakant, ant galvos nukritę skandalai ir panašus dalykai. Tai tų priežasčių pelnytai pralaimėti buvo, bet manau, kad net ir šitoje situacijoje buvo galima geriau sutinkama kampanija, tinkama lyderystė, na ir aiškiais pranešimais publikai, apie ką mes esam šituose rinkimuose. Ir kai dabar pagalvoji, iš tikrųjų, koks yra pagrindinė Tėvynės Sąjungos rinkimų tema, labai sunku atsakyti. Yra keletas svarbių temų, įskaitant ir, sakysim, temą kurti sanitarinį kordoną prieš Žemaitaitį. Kažkas ir tiek, kiek aš mačiau viešoje erdvėje, tai tas garantija sunkiais laikais. Tai yra aliuzija į sunkią tarptautinę padėtį, karą. Ir mes čia per krizės ėjom, sėkmingai išvairavom ir toliau sėkmingai vairuosim. Tai galbūt šita buvo pagrindinė tema. Bet vėl, čia panašiai kaip analitikai, kurie analizuoja Amerikos rinkimus ir sako, aiškinasi, kodėl laimėjo Trumpas. Tai viena iš priežasčių, kodėl laimėjo Trumpas, kadangi Kamala Harris per daug dėmesio sutelkė į Trumpo asmenį. Ir per mažai kalbėjo apie save, ką mes darom ir ką mes darysim. Kitas dalykas, Trumpas, jam visą laiką patarėjai spaudė įsakyti, jis nelabai klausė, spaudė įsakyti vieną ir tą patį. Klausti žmonių, ar jūs geriau gyvenate po 4 Baideno metų. Ir žmonės draugiškai visi atsako, ne, mes gyvename blogiau. Ir akcentuoti ekonominę temą. Tai mano galva, šita vyriausybė, nežinau, iš kuklumo, Ingridos Šimonytės kuklumo, jinai nesugebėjo per rinkimų kampaniją normaliai, stipriai pasigirti savo pasiekimais. Užteko kartoti vieną paprastą teiginį. Procentą, kiek pakilo per 4 metus pensijos Lietuvos žmonėms. Ir kartoti tą nuolat jau būtų pakeitę reikalą. Taip? Tai temos neapibrėžtumas, vėl pasidavimas bendram, sakysim, tam jungtiniam frontui prieš konservatorius, kuriam dirigavo prezidentas ir praktiškai rankų nuleidimas. Visi sako aplinkui, kad konservatoriai yra blogi ir mums nebėra jėgų pasakyti, kad mes esam netokie jau ir prasti. Ir atitinkamai dar kitas svarbus dalykas yra lyderystės stoka. Tai, kad Gabrielius Landsbergis paskutinius 2 mėnesius po to, kai nebuvo paskirtas eurokomisaro, jis dingo apskritai iš akiračio ir pabėgo iš mūšio lauko, mano galva yra nedovanotina. Tai sakant, ir vėl tai yra pasidavimas priešiškam naratyvui, kad Landsbergio pavardė yra kažkoks blogas poveikis. Tėvynės Sąjungos rinkėjams yra geras poveikis ir tai, kad jisai nedalyvavo, buvo labai blogai. Platesnė prasme, akivaizdu, kad Gabrieliui Landsbergiui perleis pirmininkavimo partijai reikėjo žymiai anksčiau. Prieš 3 metus, kai per pabėgėlių krizę jisai visą galvą pasinėrė į užsienio politiką ir tapo akivaizdu, kad fiziškai negali užsiimti vadovavimu partijai kiekvieną dieną ir tuo labiau per rinkimus. Tai visos šitos priežastys kartu, jeigu bent
kiek būtų padaryta kiekvieno iš šitų klausimų, manau, Tėvynės sąjungos rezultatas būtų buvęs geresnis. Tai nesakau, kad būtų laimėję rinkimus, bet 5 ar 10 mandatų būtų pridėję. Įmeskime į šitą kūdrą dar vieną akmenį, tai imant 8 paskutiniuosius metus vis tiek Tėvynės sąjunga, tiek ir apskritai aplink esančios partijos patyrė tam tikrų elektorato ir rinkėjų apskritai pokyčių. Tai tas susikoncentravimas į miestus, jisai aišku prisidėjo prie to, kad antrame ture regionuose labai sunku yra kažką pademonstruoti. Aišku, čia prisideda ir COVID-as ir kiti dalykai, kurie labai stipriai būtent regionuose yra įstrigę į atmintį, bet bendra tendencija, ar vis dar mes esame kamuojami to dalyko, kad konservatoriai iš principo tiesiog negali būti antrame ture labai sėkmingi regionuose, ar mes esame kaip partija aptingę ir kažkoks turėtų būti vis tiek ėjimas ir raktas ir bandymas vėl atskleisti, kuo mes esame naudingi toliau nuo Vilniaus, nuo Kauno, nuo Klaipėdos gyvenantiems žmonėms. Nes kai mes nuvažiuojame ir pamatome Remigijų Žemaitaitį, kalbantį mažoms auditorijoms, kur yra didelė dalis jo pasekėjų, tai yra 14-16 žmonių auditorijos. Žurnalistai sako, kad Žemaitaitis čia dirba labai didelį darbą. Bet susumavus per visą Lietuvą ir kiekvieną dieną, kad ir 3 sykius jam važiuojant į skirtingus miestus, miestelius ir kaimus, mes neturėsime milžiniško skaičiaus, bet tas kalbėjimas, tas buvimas medijoje, Tėvynės sąjungos koks galėtų būti didesnis arealas užsiėmimo žmonių, kuriuos tarsi mes esame praradę prieš juos, kaip Teodoras sakė, nors ir pirmam ture sėkmingus, bet vis tiek pasibaigusius ne kaip rinkimus. Ja, tai manau, kad čia pirmiausia tiesiausias kelias į sėkmingesnį rezultatą regionuose yra stiprūs skyriai regionuose, kurių nėra. Arba yra toli gražu ne visur. Rinkimus apygardose laimi skyriai. Ir kadangi iš principo partinis gyvenimas priklauso nuo lyderio, nuo partijos pirmininko. Sakant, jis turi sekti, jis turi žiūrėti, jis turi iš principo spausti skyrius, ne tik užsiimti kalėdų vakarėlių organizavimais, kas yra irgi labai gerai, bet skyriai tai yra koviniai vienetai, kurie per rinkimų kampaniją daro visą sunkų juodą darbą, vaikšto nuo durų prie durų ir panašiai. Tai akivaizdu, kad šito dalyko pritrūko ir kadangi regionuose atsilikimas jau kai kur yra labai didelis, tai net ir dirbant tokį darbą, tu ne iš karto atsiloši. Ir kad konkrečių kandidatų darbo su skyrių pagalba skyriuose pritrūko, tai rodo patys skaudžiausi pralaimėjimai. Tas pats Žaliakalnis. Palikti oponentą su tuščia kėde per debatus yra nedovanotina, bet vėl, nei pats kandidatas, nei skyrius nepadarė nieko, kad nelaimėtų šiaip jau labai silpnas kandidatas, ypač Kaune. Aš tą patį galiu pasakyti apie sakysim, Radvilės pralaimėtus rinkimus Vilniuje. Vėl kažkas buvo nepadaryta vietoje. O tuo tarpu naujas narys Daiva Ulbinaitė labai sunkioje apygardoje laimėjo, kadangi vaikščiojo, kadangi bendravo su rinkėjais ir turėjo savanorių ir viską, ir tikslas buvo pasiektas. Norint laimėti kovą reikia kovoti, bet per šituos rinkimus labai daug, taip sakant, tų mūšio laukų buvo atiduota iš vis be kovos. Bet jeigu žiūrėsime į visą šitą dalyką kaip į šachmatus, kai kurios figūros buvo labai nedėkingoje lentos situacijoje. Tai ta pati Radvilė, kuri 2 paskutinės savaitės iš esmės buvo nukautuojama nuo durų prie durų einančio Vytauto Sinicos, kuris sakė, Radvilė jau pateko, aš čia esu labai šaunus jau jaunas žmogus, irgi atstovausiu jūsų rajoną. Tai sunku pasipriešinti prieš tai, aišku, turint ko gero labai daug laiko
būtų galima ir kitaip padaryti, bet. Ne, taip sakant, tai, kad konkurentai gali sukčiauti, neturėtų būti staigmena. Sakant, tai negali būti pasiteisinimas. Aš pralaimėjau todėl, kad jisai sukčiavo. O tai ką tu padarai? Galų gale pati sukčiauk. Bet blogiausiu atveju, bet aišku, padarėm žmonėm, labai sunku su tokiais triukais kovoti, bet vienintelis dalykas, ką galima daryti, tai iš tikrųjų kovoti, o ne pasiduoti. O šiuo atveju buvo aiškiai tiesiog pasiduoti. Ir turim su to gyventi. Man norisi šiek tiek grįžti prie to bendresnio vaizdo ir man atrodo taip, tam antram ture, su ko konservatoriai smarkiai susidūrė, tai yra balsavimas prieš ir būtent jau net, čia aišku, tam tikra ironija, kad prezidentas didelė dalim ir visos partijos socialdemokratai palaikė net, iš esmės, balsuokit už bet ką, tik ne konservatorius antram ture, nesvarbu, kas būtų oponentas. Įskaitant Nemuno aušrą. Taip, įskaitant Nemuno aušrą Lietuvos Lenkų rinkimų akciją. Bet iš kitos pusės, aišku, kaip buvo galima suprasti iš prezidento interviu po balsavimo Naujoje Vilniuje, tai jis turbūt vis dėlto už Kazlavicką balsavo. Bet, čia tokia poetinė likimo ironija, bet, kažkokios buvo užuominos apie stiprią opoziciją. Jo ištarmėje, turbūt duodant suprast, kad vis dėlto už tas LKD teko balsą atiduoti sukandus dantis, bet man atrodo, bendresnis klausimas su ta rinkiminė kova ir su tai, kas yra vadinama track record, tuo, kas yra nuveikta per 4 metus ir tikrai labai sudėtingom sąlygom, vis dėlto einant į rinkimus, yra visada svėrimas, kiek tu giriesi tuo, ką nuveikiai, kiek vis dėlto tu turi siūlyti naują viziją ateičiai, tai yra kiek tu siūlai projekciją ateičiai, kuri nebūtų tik tai more of the same, kad tai nebūtų tik tai tasa, daugiau to paties, kas buvo Laisvės partijos šūkio vertimas į kasdienę kalbą. Čia labiau buvo nulį padarėm, bet padarysim bent jau pusę. Taip, turim nebaigtų darbų, bet tai yra iš esmės tas siūlymas, kad tai tęskime tai, ką pradėjom, tai yra labai irgi neįkvepiantis toksai šūkis. Ypač, kai mes žvelgiam, tarkim, į švietimo sektorių, mokyklinį būtent švietimo sektorių, aš nekalbu dabar apie aukštasias mokyklas, yra mokyklos problemos, yra infrastruktūros problemos susijusios su demografinė visuomenės transformacija, senėjimu, urbanizacija, kitais procesais. Yra problemos su sveikatos apsaugos sektorium, irgi struktūrinės, iš dalies dėl per mažo finansavimo, iš dalies irgi dėl tų pačių visuomenės senėjimo ir tam tikros socioekonominės kaitos. Į tuos iššūkius irgi reikia siūlyti kažkokį atsakymą ir viziją ir tam labai natūralu, man atrodo, neturėti drąsos po šiaip jau gana sėkmingos kadencijos. Tai yra, kai tu užbaigi sėkmingai kadenciją, tada sakyti, o dabar darysime šitą ir tą naujai, būtų tarsi kažkoks toks savikritikos įsileidimas ir tada visiems, aš labai suprantu bet kurio politiko, kuris yra renkamas, baime, tuo atveju tada kažką visai naujo bandyti pradėti kalbėti, nes tai yra tarsi išsižadėjimas ir kažkokios kritikos savo adresu prisileidimas. Tai čia, man atrodo, irgi yra turbūt toksai bendriau mąstant į ateitį klausimas, kiek vis dėlto turi būti balanso į tą pusę, kad giriesi kažką akcentuoji, kiek reikia rasti energijos, įkvėpimo jėgų, kažką naujo siūlyti, nepaisant to, kad tu jau kažką darei. Bet gal galėtum duoti pavyzdžių, kokias galėtų tos būti naujos idėjos. Pavyzdžiui, šitai konkrečiai vyriausybei. Aš įtariu, kad atsakyti būtų labai sunku, nes tai nėra taip paprasta sugalvoti. Biurokratijos mažinimas yra. 4 metus galinėti su tokio lygio problemomis, kurios buvo.
Ir lygia greta dar turėti strateginę viziją dar 4 metam į priekį su kažkuo iš esmės nauju, aš neįsivaizduoju, koks Andrius Kubilius turi būti šitoj pozicijoje, kad galėtų ką nors sugalvoti. Jo, čia sunkus klausimas, bet aišku, tarkim, žvelgiant į tai, kas buvo su mokykliniu švietimu, taip turbūt reikėjo turėti išminties neiti į naujus mokslo metus su programomis, kuriuom nėra mokymo priemonių. Ir tai buvo išvengiama problema, kuri irgi daug ką polarizavo. Bet tai yra tas pats, kas pasakyti, darysim tą patį, bet atsargiau ir protingiau. Ne, tai buvo vienas momentas, kitas momentas tada mąstant į ateitį, tai vis dėlto tada mąstant apie tą antrą kadenciją, tik tai gal formuluoti ne tai, kad mes uždarysim dar daugiau mokyklų, o formuluoti kiekvienas Lietuvos vaikas, nepaisant to, kuris gyvena, turi teisę į kokybišką švietimą. Ir tada, ir tai, kaip pasakyt, tai yra iš vienos pusės nepopuliaru, tą galima būtų irgi galvoti, kaip kompensuoti per kultūros politiką, nes, tarkim, daug kas šneka apie tas nedidelių miestelių, kaimų mokyklas, kaip, ir bendruomenės tam tikrus centrus, ir faktas, kad taip toksai tiesiog grubus uždarimas ten tos mokyklos kartais yra kvailas ir keliantis problemų, ir jį galima būtų apeiti kažkaip, ar perdodant į kitą jurisdikciją, tai toliau ten tų sprendimų galima būtų galvoti, bet kartu, jeigu aš būčiau politikas ir aš būčiau baigiantis sėkmingą kadenciją, aš irgi nenorėčiau imtis dar kažkokių drastiškų pokyčių ir vizijų po to, ką aš turėjau 4 metus. Tai irgi, čia turbūt irgi kažkuria prasme reikia tada ir šiek tiek naujų žmonių. Nes vien nuovargis kartu reikia irgi suprasti. Po šitas krizės praėjus, nuovargis yra vis tiek fundamentalus. Todėl kaitalioti lyderius karts nuo karto apsimoka, ir čia vėl tas partijos pirmininko pakeitimas galėjo padėti ir šito klausimu. Bet aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad gerbiami socialdemokratai Vilijos Blinkevičiūtės asmenyje, jie nepasiūlė niekiek naujų idėjų. Jie tiesiog sakė, kad mes darysim kitaip negu konservatoriai, ir nepasakė kaip. Nepasivargino apie tai kalbėti. Užteko to, kad mes būsim kitokie ir viskas, ir nebūsim tokie arogantiški. Taip? Taip sakant, kol mes galvojam, kuo tas rinkiminis pranešimas galėtų būti geresnis ir atitinkamai, sakant, išnaudoti daug intelektualinės energijos ir galbūt galų gale pavyktų ką sugalvoti, socialdemokratai apsiėjo minimum maksimaliai paprasčiai. Taip. Su pačiais primityviausiais pažadais, kad vėl pažado esmė ne konservatoriai. Taip. Ir tada mes grįžtame prie prezidento vaidmens šitoje krizėje. Aš pradėjau nuo to, kad abi dvi partijos yra gilioj krizėje. Ir prezidentas, mano galva, prisidėjo prie abiejų partijų būklės, tiek socdemų, tiek Tėvynės sąjungos. Prie Tėvynės sąjungos tai akivaizdu, kad faktiškai paskutiniais mėnesiais vyko pjudimas Tėvynės sąjungos, atviras ir aiškus, ir asmeniškai Gabrieliaus Landsbergio, iš principo vieno geriausių užsienio reikalų ministrų per kelis dešimtmečius. Ir tai buvo daroma atvirai, ir taip sakant, prezidentas didžiavosi tuo, ką darė. Sakant, jis beveik atvirai kalbėjo. Aš konservatorius sudorosiu, nes jam taip ir reikia, be jokių ypatingų paaiškinimų. Ir tada taip išėjo, kad jisai tylėjo apie Nemuno aušrą, ir per tą laiką užaugo Nemuno aušra. Ir iš vienos pusės prezidentas padarė viską, kad kairioji koalicija ateitų į valdžią, bet per tas, taip sakant, entuziastingą konservatorių mušimą jisai pamiršo, taip sakant, nepastebėjo, kad jo politikos rezultatas yra beveik 20 mandatų, kuriuos valdo Žemaitaitis. Taip.
Ir atitinkamai ir dabar jisai stebisi, kodėl socialdemokratai sudarė su tuo koaliciją. Jis tikėjosi labai lengvo grobio, kad jisai čia pasidarys savo lengvą koaliciją, kurią galės lengvai valdyti, jinai bus labai sukalbama ir tiek žinių. Ir jis dabar neturi, taip sakant, konservatorių, kurie yra sudaužyti ir jisai nebeturi socdemų, kuriuos tikėjosi turėti. Taip, kaip prisiminkim prieš gerą mėnesį, kai buvo 150 intelektualų kreipimasis į prezidentą dėl Nemuno aušros ir dėl pono Žemaitaičio. Ir kaip prezidentas viską nurašė, kad tai yra neva tam tikras konservatorių išpūstas burbulas ir atsisakė aiškiai pripažinti tendenciją, ar ne, tą radikalizmo ir be abejo antisemitizmo. Mano klausimas toks gal nesenos Lietuvos politinės istorijos apie prezidento vaidmenį rinkimuose. Ar mes matėme nuo 90 metų tokį ryškų prezidento dalyvavimą, be abejo, retoriškai, bet vis tiek dalyvavimą Seimo rinkimuose? Atsimenu, 2016 metais kažkodėl labai įstrigęs šitas momentas yra, kai Grybauskaitė balsavo. Balsavimo dieną, neprisimenu, turbūt pirmas turas buvo ir visą laiką žurnalistai žinoma klausė, už ką prezidentė balsavote, ir jinai pasakė, aš balsavau už pokyčius. Tai gana neutralu vis tiek. Tarsi, akivaizdu, kad ne už esamą vyriausybę. Na, ten tų pavyzdžių, o be abejo prisiminkim vieną dalyką, kuris irgi nėra, man atrodo, tiek išartikuliuotas, kas prisimena ponios Nausėdienės kostiumėlio spalvą antro turo išankstinėme balsavime. Jinai atėjo su ryškiai raudonu kostiumėliu į balsavimą antram ture. Gal sutapimai, gal ne, bet tai gal už Trumpą? Gal už Trumpą. Virgi, bet klausimą išgirdote. Taip, ne, tokio atviro ir demonstratyvaus kišimosi iki rinkimų nuo prezidento rinkimų faktiškai ėjo agitacija už kairiuosius iš prezidentūros visais įmanomais būdais ir prezidentas atvirai pasakė, aš būsiu aktyvus prezidentas ir panašiai. Lietuvos prezidentai yra bandę paveikti rinkimus, bet niekada tai nebuvo daroma labai atvirai. Dažniausiai tai buvo daroma jau įvykus rinkimam, ten bandant pastumti, ten anglų kalbos egzaminai darbo partijos nariams Grybauskaitės ir panašiai. Pats garsiausias yra Valdo Adamkaus tas naujosios politikos projektas, bet ir tai Valdas Adamkus niekart tiesiai šviesiai nesakė, maždaug balsuokit už naująją politiką. Daugiausia, ką jis yra per kažkurios rinkimus padaręs, tai neva netyčia parodęs biuletenį, kurį nufilmavo televizijos kameros ir paskiau su stop kadre pamatė, kad jis balsavo už socialdemokratus. Sakant, Adamkaus artimumas socialdemokratams buvo žinoma, bet tas niekad nebuvo daroma atvirai. Yra padarumo ribos ir tiek Adamkus, tiek Grybauskaitė laikė, išskyrus Paksą, kuris buvo apskritai partinis kandidatas ir tvarka ir teisingumas. Bet normalūs prezidentai, aišku, to, ką demonstravo Nausėda, jie nedarė. Ir aišku, kodėl. Tai yra labai neišmintinga taip daryti, nes tu paremi kažkokias jėgas ir, pirmiausia, kas atsitiko su Nausėda, jisai po antro rato jis pasijuto visagalis. Tai prezidentūroje buvo kalba, kad partija, kuri laimėjo rinkimus, yra ne socdemai, bet prezidentūra. Ir ponas Frederikas Jansonas tikėjosi su popkornu žiūrėti, kaip bus smagiai dėliojama koalicija ir atrodė, kad susidės tokia koalicija, kokios tik norės ponas prezidentas. Ir taip nesitiko. Tai iš karto po didžiausios galios pasimėgavimo didžiausią galę, tu gauni šlabių skudurų per veidą.
Ir atitinkamai dabar tas prezidento tono sugriežtėjimas, kai šaukštai yra po pietų, kai Žemaitaitis jau yra jėga, geriau vėliau negu niekad, aišku, bet jis labai labai stipriai pavėlavo. Taip sakant, Žemaitaitis buvo legali proga kištis į rinkimus ir perspėti publiką apie grėsmę, kuri laukia. O tuo tarpu buvo užsiimama iš principo asmeninių sąskaitų suvedimu. Taip, labai trumpa išnaša dėl Jansono popkornų. Iš tikrųjų, man kažkaip tą epizodą žiūrint, aš irgi galvojau apie neseną Lietuvos politinį istoriją ir pagalvojau, kad turbūt irgi yra toks beprecedentis įvykis, kai, taip vulgariai elgėsi prezidento administracija, vadinkim tą amerikietišką žodį, vartokim, taip, tiesiog, demonstratyviai, bet būtent man tas vulgarumo terminas, kur einama į štabą konkretų ir su tokiu simboliu, būtent, Gerai praleistamo laiko. Taip, Dovydai. Jo, man atrodo, kad prezidentas ir prezidentūra neseniai prisiminė, kad egzistuoja toks dalykas kaip ribinis naudingumas ekonomikoje. Kad suvalgius 10 šokoladukų gal ir visai faina, bet kai reikia suvalgyti 30, jau šiek tiek suka pilvą, o kai šokoladukų pasidaro Seime 52 ir dar jie patys replioja nuo tavęs kažkur iš šonus, tai iš viso pasidaro palaida bala. Tai šitas prisižaidimas su tuo, kad skaičiuota buvo, kad koalicija turi būti, bet kad koalicija ko gero nebus tokia didelė, kokia gavosi, tai jis galų gale, tiesą sakant, rodo labai mažą supratimą, kiek buvo galima kenkti. Jeigu tu iš tikrųjų nori kaip lokystą skanėstų tenai medaus avilį šiek tiek parausti, tai reikia turėti saiko. Ir čia tas saiko neturėjimas, beprecedentis iš tikrųjų kišimasis ir atsisuko kaip labai, labai, labai aiškus priekaištas pačiam prezidentui, kad didelė strategija buvo su daug klaidų. Aš gal tik trumpą pastabą pridėčiau būtent, kad kol tu kažką remi iki rinkimų, tu darai įtaką. Kai tas žmogus yra išrinktas, nesvarbu į kokią poziciją, jis jau yra savarankiškas politinis veikėjas, kuris tau nebėra pavaldus. Ir šitas irgi toks tarsi buvo pamirštas. Ir dabar, kai socialdemokratai turi tokio dydžio frakciją, plus koalicinių dėlionių matematiškai yra daug galimų ir kelios iš jų būtų tokios, kad prezidento veto iš vis būtų bereikšmis visiškai totaliai, tai yra jį būtų galima išeliminuoti iš politinės sistemos, su visiškai nesiskaityti, tai sukuria papildomą naują balansą ir aš šito vietą gal tam tikro optimizmo irgi norėčiau nešti, kad būtent konstitucinė mūsų atsvarų sistema, jinai taip ir veikia, kad viena pusė negali visiškai paimti ir staiga uzurpuoti visos galios ir ją išlaikyti. Tai kažkokią įtaką peržengiančią, tarsi konstitucijoje nubrėžtas ribas laikinai galima pasiekti, bet vėliau kažkoks, man bent optimizmas yra mūsų Lietuvos konstitucijoje, nes sistemos, kad kažkoks ekvilibriumas vis tiek palaipsniui pradės grįžti. Ar galėtume tokio pagrindo tokiam švelniam optimizmui, žvelgiant į tą mūsų dabartinę demokratijos krizę, matyti? Taip, aš sutinku, kad sakyčiau ne taip, čia ne tik pavaldumo reikalas, kai prezidentas stato ant kažkokio arkliuko ir tikisi, kad jisai klausys, o jisai pajutęs savo greitį nebeklauso. Bet čia yra kalba apie tai, kad jeigu tu ant ką nors statai, tu daraisi priklausomas nuo arkliuko sėkmės. Taip, kitaip pražuvo tavo pinigai. Ir atitinkamai čia išėjo taip, kad statymas sužlugo pačią pirmą dieną. Taip. Ir dabar mes esame rimtoj, gilioj konstituciniai kriziai, kai abidvi partijos yra, taip sakant, guli ant grindų. Ir prezidentas pirmą kartą yra situacijoje, kuris aiškiai supranta, pasirodo, kažkokios tvirtos vyriausybės reikia, nes kitaip nebus su kuo dirbti. Ir prezidentui aiškiai atrodė, kad tai yra labai paprasta kombinacija. Konservatoriai manęs neklausė, ar kas nors panašiai, tai bus kita vyriausybė, kuri manęs klausys. Ir tai beveik automatiška. Ir tai, jeigu prezidento mąstymo logika yra tokia, tai yra iš tikrųjų labai primityvi logika, kuri patyrė pralaimėjimą prieš tikrovę.
Ir tai yra labai gerai. Tai dabar aš įsivaizduoju prezidento suinteresuotumas turėti vyriausybę, kuri ne šiaip savo ten būtų paklusni, lojali, pataikautų ir panašiai, bet kuri dirbtų, nes jis pirmą kartą yra tokioje situacijoje, kad kyla grėsmė, kad nebus su ko šnekėtis apskritai vykdomosios valdžios lygyje ir taip pat ir parlamente. Laurynas pabuvo gerų policininkų, tai aš pabūsiu blogų policininkų, nežinau, kuris iš mūsų Saulius Skvernelis tokiu atveju, bet aš tai paklausčiau taip, ar prezidentas dabar apskritai turi kažkokios kontrolės, netgi ne ilgajam laikotarpyje, bet vidutiniam laikotarpyje, ta prasme, kad jis jau seniai yra įvardinęs, kad jam reikia užsienio reikalų ministerijos, dabar per šoną mes girdime, kad vienos kitos, kad gal jisai už Nemuno aušrą kažką tai kažkur įstatyti norėtų, bet patvirtinus vyriausybę, galima tiesiog atsisakyti 1-2 ministrų, galima juos pakeisti ir tai prezidentūros įtaka vyriausybei irgi galėtų sumažėti iki 0. Ir tas nesiskaitimas Seimo salėje galėtų vykti. Ir tokiu atveju prezidentas pasidaro grinai periferinė figūra. Tai aš manau, kad yra įmanomas ir toks variantas, bet jis būtų ko gero visiškai duodantis atsakomybę tik tai Paluckui ir aš nežinau, ar ta atsakomybė ilgiau negu metus galėtų ko gero kristi ant jo pečių, nesunaikindama jo kaip politiko antras iki jau. Aš nemanau, kad Paluckas sugebėtų taip sakant, demonstruoti bent kokį savarankiškumą. Jis yra tiesiog per silpnas, jam trūksta autoriteto, jis negali atsispirti. Ir ta koalicija sudaryta galų gale aiškiai iš baimės, kad jisai nesurinks pakankamai balsų per patį pirmą balsavimą. Ir tai reiškia, Saulius Skvernelis gali minkyti jį kaip vaikišką plastiliną. Iš principo tą patį gali daryti ir prezidentas. Bet aš tikiuosi, ta prasme, optimizmas, Lauryno, aš noriu palaikyti vis dėlto pačią idėją. Aš tikiuosi, kad visa šita situacija prezidentui yra pamoka, kad pasiekmes yra nebūtinai tos, kurių tu tikiesi. Ir pasiekmes gali būti labai žiaurios. Ir dabar daug kas prieš rinkimus kalbėjo, įskaitant ir mane patį, kad prezidentas greitai Ingridos Šimonytės vyriausybę prisimins su didžiulė nostalgija, kaip nuostabi vyriausybė, su kuria buvo galima dirbti. Dabar jisai yra prieš situaciją, kad jisai neturės, sakant, jokių racionalių veikėjų, su kuriais galėtų net darbų regimybę palaikyti. Tai, aišku, čia keistai gaunasi. Iš principo, Ingrida Šimonytė ir Gabrielius Landsbergis, jiegi iš principo buvo surašę visą tarptautinės politikos ir saugumo politikos darbotvarkę prezidentui. Jam tik tais reikėjo skaityti, taip sakant, iš užrašų knygutės ir laikyti tą liniją. Dabar yra situacija tokia, gerai, tu gali pasiskirti savo užsienio reikalų ministrą, tą pačią Skaisgirytę. Bet kaip Palucko potencialas pasirodo yra labai labai kuklus ir ribotas. Ir atitinkamai, tai kur bus tos pajėgos, kurios protins poną prezidentą, kad apie svarbiausią kryptį, kurią turi eiti Lietuva. Sakant, tikiuosi, kad prezidentas dabar pradeda suprasti, kad tai, ką jisai kalbėdavo užsienio politiką, ne jis pats sugalvojo. Ir dabar, taip sakant, jisai pajus, kad nebus kam jam padėti. Gal prieš paskutinis klausimas mūsų tinklalaidai. Kiek prie jūsų nuomonė prie viso šito, tai ką Laurynas įvardijo kaip demokratijos tam tikrą krizę, galim sakyti, gal čia truputį priebų žodis, bet tokia tikrai įtampa. Kiek prie to prisideda mūsų žiniasklaidos padėtis ir situacija, mano galva, tikrai
labai apgailėtina padėtis mūsų plačiosios žiniasklaidos, tiek portalų, tiek televizijos. Netgi, vėlgi, viena iliustracija, netgi LRT prieš keletą dienų paskelbė publikaciją pavadinimu taip, kad išeinantiems Seimo nariams kapšas pinigų. Ir aišku, nuotraukos padarytos specialiai, dar pažiūrėjau padarytos nuotraukos, žurnalistas padėjęs iš balkono pinigus, kaip sakant, grinuosius pinigus ir nufotografavęs kartu su plenarinė sale. Suprask, tiesiog, maždaug ims, taip pat tiesiog, be abejo, išmokas gauna žmonės, kurie baigia kadencijas, ar ne, kaip ir žmonės baigiantis darbą gauna išmokas. Virgi, kaip vertini tą mūsų viešą erdvę? Žurnalistai yra kaip žurnalistai. Visą laiką atsiras žurnalistas, kuris vietoje rimtos analizės apie sakysim, Žemaitaičio poveikį Lietuvos reputacijai parašys lengvai ir labai skaitomą straipsnį apie pinigus dalyjamus žiniasklaidoje. Tai ir britų spaudo to yra. Čia yra, nėra labai malonus dalykas, bet tai yra realybė. Žiniasklaidos dalis visada yra mažiau profesionali ir kažkiek bulvariška, kažkiek popsiška ir panašiai. Tai taip pat savaime toks lengvų temų pasirinkimas, nemanau, kad jisai čia didelę žalą daro, nes Britų demokratija, taip sakant, jau 100 metų gyvena ir su rimta spauda, ir su bulvarinė spauda. Ir bulvarinėje spaudoje tenais ir netokių dalykų rasi. Ir iš principo skaitytojai atsirenka. Ir jeigu Tėvynės sąjunga pralaimėjo, tai jinai pralaimėjo ne dėl žiniasklaidos, o dėl to, ką jinai darė pati. Ir aišku, prezidentas padėjo, taip mes visi sutinkam, bet žiniasklaidos vaidmuo čia šiuo atveju, kiek kalba eina apie popsą, nemanau, kad jisai buvo. Kitas dalykas, jeigu raudonas lemputės turi užsidegti tada, kai kažkuri žiniasklaida, bet tai visą laiką būna konkretus atvejai, jie pradeda remti kažkokią politinę jėgą. Ir tai daro, ar už pinigus, ar pastoviai, ar taip sakant, nuolat keičiasi klientai ir panašiai. Vat su šitokiu dalyku tikrai negalima apsikęsti. Bet vėl, kiek aš žiūrėjau, tai kažkokių, taip sakant, žiniasklaidos institucijų didelių ir įtakingų, kurios atvirai pasisakytų už vieną ar kitą jėgą, išskyrus Respubliką, kuri kaip visada, taip sakant, remia artimiausius Maskvai kandidatus. Tai pagrindinė žiniasklaida vis dėlto dosniai dalindavo ir sąmonių, ir nesąmonių, bet visiems po lygiai. Ir taip sakant, epizodinis neprofesionalumas ar blogas skonis, nemanau, kad jis darė įtaką rinkimą. Bet vis tiek aš sutikčiau su ta diferenciacija, kur tarp popsinės žiniasklaidos man tiesiog erzina, kai LRT, kurią noriu laikyti solidžią žiniasklaidą, tokiais vakaro žinių lygio kartais užsiema, bet tai jo, aš ir nesakau, kad tai yra tendencija, bet tiesiog erzina tokie pavieniai, kurios tarsi jau atrodo... Tai mane erzina vakaras su Giržadu LRT televizijoje, reiškia, kaip jo neturėtų būti šitoj televizijai, bet jis yra. Gerai, ir paskutinis klausimas, gal jeigu pradėjom nuo Tėvynės sąjungos pralaimėjimo, tokio retrospektyvinio aptarimo, tai apie perspektyvą norėčiau klausti, apie kokia kryptimi turi judėti politinė partija, viena didžiausių Lietuvos, solidžiausių politinių partijų Lietuvoje, kad jūs, sakykime, atsispirtų nuo to, gal ne dugno, bet nuo tokio netoli dugno. Aš pasakysiu labai paprastai ir labai šališkai. Tėvynės sąjunga turėtų judėti Ingridos Šimonytės kryptimi. Aišku, čia visko gali būti, bet Tėvynės sąjunga pirmiausia reikia išspręsti veiksmingos pirmininko pozicijos klausimą. Pirmininkas turi būti vėliavnešys ir turi būti realus pirmininkas, kuris įkvepia partiją ir ją veda.
Ir mano galva, taip sakant, Ingrida Šimonytė yra vienintelė, kuri gali tą daryti, nepaisant Lauryno Kasčiūno populiarumo. Jinai įrodė, kad jinai gali pritraukti ne tik Tėvynės sąjungos rinkėjus, bet ir žymiai plačiau. Jinai gali pritraukti ir liberalius rinkėjus, ir net socialdemokratų rinkėjus. Tuo tarpu Laurynas Kasčiūnas, vėl jo kandidatavimas arba jo pirmininkavimas vėl atidarytų senas žaizdas ten Tėvynės sąjungos ir konservatorių ir krikščionių demokratų santykiai, vėl konservatyvumo laipsnis ir Laurynas Kasčiūnas, mano galva, jisai susiaurintų paklausą Tėvynės sąjungai, o ne ją išplėstų, kaip tai daro Ingrida Šimonytė. Ir tiesiog pagal asmenybės svorį, manau, kad tai yra kelias, kuriuo Tėvynės sąjunga turi eiti. Ir tai, šitas kelias, dabar jisai priklauso Ingridai Šimonytei, bet tai nėra jos vienos kūrinys. Iš principo, šitą partijos modernizaciją pradėjo Andrius Kubilius. Ir jisai skirtingai nuo Gabrieliaus Landsbergio buvo labai geras partijos pirmininkas, kuris visą laiką, dirbdamas sunkiausius premjero darbus baisių krizių laiku, jis niekad nepamirždavo partijos reikalų, niekad nepamirždavo santykių su tais pačiais krikdemais, rasdavo jėgų lankyti skyrius, bendrauti su žmonėmis ir, taip sakant, Andrius Kubilius pradėjo, kaip partijoje buvo, nežinau, patoj matomiausioje daly, galbūt koks 30% vadinamųjų talibų. Tai. Ir baigė, kai tų talibų liko vienetai. Ir tai yra iš tikrųjų kantraus darbo, kuris vyksta daug dienų ir metų, nuolatinių diskusijų, nuolatinio įtikinėjimo ir galų galia autoritetų, kurie Andrius Kubilius sukūrė savo. Ir aš noriu priminti, kad, taip sakant, vėl jo gebėjimas pirmininkauti, sakant, vėl per sunkiausiais metais premjeravimo Irena Degutienė vėl krikdėmė, metė jam iššūkį ir partijos pirmininko rinkimuose. Ir teko labai rimtai užsiimti tais rinkimais, nes Irena Degutienė, sakant, apėjo visą partiją ir galų galiai jinai gavo 40% balsų ir Kubilius 60%, tai buvo labai rimti rinkimai. Bet vėl parodo, koks svarbus pirmininko postas ir jeigu tu nori kokybiškai vadovauti partijai ir ją kelti aukštyn, o neleisti žemyn, tai tu turi dirbti nuo ryto lygi vakaro, įskaitant ir pergalės rinkimuose su labai rimtais kandidatais, kurių darbotvarkė yra kita, jie būtų vedę partiją kitą kryptimį. Dėkui. Su mumis Europietiškos dešinės instituto tinklalaidė Dešinysis protas buvo Virgis Valentinavičius, man Laurynui Peluričiui jį padėjo kalbinti instituto vadovas Teodoras Žukas ir mūsų bendražygis ir bičiulis Dovydas Karolskis. Ačiū jums ir iki kitų kartų. Ačiū. Dėkui.